Sveiki, draugai, bičiuliai, žinokit, degu tiesiog nekantrumo jums papasakoti, ką dabar, apie ką mes kalbėsim. Tai žinokit, pasiekėme žinia, galutinis patvirtinimas, viskas jau galutinis. Tie, kas stebėjo mano čia pastarasis dienas įrašus, galėjo biški nutuokti, kas ir kaip yra padaryti. Nebereikalo tie mano nekentėjai, visi šlikštynės, jie puolė beprotiškai mane kritikuoti, sakyti, oi, čia koks blogas čia kriptovaliutos projektas ir taip toliau, taip toliau. Taip, kalbėsim apie kriptovaliutos projektą. O ką vis dėlto padarėm ir kodėl tiek laiko tylėjom, kad laikas, pristatau, sukūrėm dirbtinio intelekto įrankį, kuris gali teikti teisinės paslaugas. Taip, viskas išbandytas, ištestuotas. Kodėl pavyko išbandyti, ištestuoti, mano kelionė čia į Baltarusiją tikrai pasitarnavo. Dar pačioj pradžioj tik atvykęs gavau, jau aišku, vykau su tikslu žinodamas, dar kai klausė, ką žurnalistai klausinėjo, ką veikiu, biškį nutylėjau. Taigi, gavau milžinišką investiciją į šitą savo kriptovaliutos projektą. Nebijau dabar šito žodžio pasakyti, nes prieš tai reikėjo išsisukinėti, sakyti ten atvirukai, šudukai, visokias ten nesąmonės šnekėti, kad tik tai Lietuvos bankas man nieko padaryti negalėtų. Kadangi reguliatoriui Lietuvos bankui galiu drąsiai parodyti vidurinį pirštą ir pasakyti, kad mes tikrai kalbam apie kriptovaliutos projektą. Ir ką šitas kriptovaliutos projektas dabar padarys? Tai visi, kas dalyvavo kriptovaliutos projekte, kurie pirko, kaip aš vadinau, celofanus, visi gali nemokamai naudoti šitų dirbtinio intelekto teisinės pagalbos įrankių. O ką šitas teisinės pagalbos įrankis darys? Jis gali surašyti skundus ant policijos, skundus į prokuratūrą, į sodrą, į mokesčių inspekciją, ginčų komisiją ir taip toliau. Pavyzdžiui, gavot baudą, įkeliat nuorodą apačioje į nuotrauką, komentarą užeinat ir ten bus nuoroda ir ją paspaudžiat ir gaus anketą, supildysit, kaip naudotis irgi paaiškinsiu. Gavot baudą, surašėt viską, jisai jums parašys skundą. Nes, pavyzdžiui, jeigu gavot baudą 50 eurų, tai dažniausiai niekas tokių baudų neskundžia, nors ir žinot, kad jūs tikrai esat visiškai teisus, nes kadangi jeigu kreipsitės į bet kokį teisininką ar advokatą, jums kainuos ten 2-300, o gal 500, gal ir 1000 priklausomai nuo situacijos. Čia dirbtinis intelektas, šitas teisininkas dirbtinis, jisai padarys šitą visą dalyką jums visiškai nemokamai. Skundą teismui surašys, kur tik tai reikia. Primenu tokį dalyką, turbūt visi akilai suprantat, kad kai aš parašiau paklausimą šitą policijai su 411 klausimų, na, kad per tokį trumpą laiką joks žmogus, fiziškai turbūt tiek nesugebėtų parašyti, turbūt tik tai perskaityti. Bet jie dabar priversti bus mentai atsakyti į visus šitus 411 klausimų. Jeigu jie neatsakys per nustatytą terminą, berods 14 dienų, tada aš lygiai tokio pat įrankio pagalba galėsiu juos ir į teismą paduoti ir ką padaryti. Tai jeigu, pavyzdžiui, jūs išmetė iš darbo kas nors, ne, jums reikia kreiptis į ginčų komisiją, vėl tai yra pinigai. Jeigu jūs pirkote, ar už 10 eurų, ar už 1000, ar atsirado tokių, už 10 000 buvo pirkę, jūs visiškai nemokamai gausite šitą virtualaus teisininko konsultaciją, jis jums, sakau, surašys pilnai skundą, tik tai tinkamai supildykite anketą. Ir viskas, ir važiuojam. Ir tegu cypė, staugia, galime net nueiti iki tokių dalykų. Va, ėjot gatve, pamatėt, kad šiukšlės neišvežtos. Ar ten kokia, pavyzdžiui, skilų šaligatvio plytelė. Paimat savivaldybei ir supirdolinsit visą skundą ir jie tegu cypia jum ir atsakinėja. Atsakys netinkamai, šitas dirbtinio intelekto teisininkas patikrins, ar atsakyta yra tinkamai. Ir jeigu atsakys netinkamai, jūs vėlgi nemokamai galite paduoti į teismą, kad netinkamai atsakė ir dar prisiteisti pinigų. Va, koks šitas dalykas bus. Tai aš dėl to, žinokit, be galo džiaugiuosi, kad mes visą šitą Lietuvos valdininkų armiją galime pašokdinti, nesakau, prieš tai žmonėm net ir apsiginti buvo be galo sudėtinga. O dabar
Visi šitie, kurie tikėjot manimi, tikėjot, kad aš kažką galiu padaryti, jūs galite dabar paimti ir visiškai nemokamai, skirdami kokią 5 minutės, apginti savo teises. O kokia teisinė situacija žmonių, kaip yra daužomi, kaip daužo mentai, kaip daužo prokurorai, kaip daužo teismai, jūs matot, kas dedasi. Aš jum suteikiu galimybę dabar apsiginti. Bet kalbu dar kartą pabrėžiu apie tuos, kurie pirko celofanus, kaip aš vadinu, man tokį unikalų pavadinimą vis dėlto sugalvojau, bebandydamas išsisukti. Tie, kurie dalyvaujat kriptovaliutos projekte, ir čia tik tai pradžia. Aš sakau, aš čia Baltarusijoje gavau kalną pinigų ir dėl to padarėm tokį dalyką. Viskas, iki.